Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki, su jumis laida Ugniagesiai gelbėtojai ir aš ugniagesys gelbėtojas Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite šį vakarą. Laidoje Ugniagesiai gelbėtojai matysite dramatišką gaisrą Vilniaus pakraštyje. Statybos eigoje atsiranda gudročių, kad pasako, sutaupykime mes čia ant to. Ir atsakymai, kodėl dažniausiai dega lietuvių pirtys. Kaip dainininkė Karina Krysko pateko į ugnies spąstus savo automobilyje. Viskas automatika mašina ir užsitrenkė ir bagažinė. Bagažiniai buvo gesintuvas. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad kiekviena pirtis anksčiau ar vėliau degs, jeigu jų šeimininkai nesilaikys priešgaisrinės saugos reikalavimų. Jūsų dėmesiui dramatiška pirties gesinimo istorija Vilniaus pakraštyje ir naudingi ekspertų patarimai, kaip teisingai statyti ir prižiūrėti pirtis, kad jose kiltų garas, o ne gaisras. Ugniagesiai gelbėtojai. Dėmesio, išvyksta du vyrai. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6 komanda gavo iškvietimą vykti į Vinciūniškių sodus netoli Nemenčinės plento, kur užsidegė pirtis. Ugniagesiai skubėjo į sodus, kuriuose keliukai itin siauri. Todėl važiavo kompaktiškomis mašinomis, pritaikytomis gesinti gaisrus senamiestyje ir kitose sunkiai privažiuojamose vietose. Didžiausias iššūkis buvo nepasiklysti sodų labirintuose. Pati sodų bendrėje rasti nėra problemų, visada randam, bet daugiausiai yra, kad siauros gatvelės, yra nelegaliai pastatyti šlagbaumai. Beveik nėra lentelių, gatvių pavadinimų, nei namo numerių nėra. Žmonės šitų irgi nesirūpina. Kai privažiuojam, aišku, būtų pats geriausias variantas, kai žmonės pasitinka mūsų, nes jie gyvena tenais, jie žino, kaip privažiuoti ir kaip davažiuoti greičiausių būdų iki jo namo. Gaisrininkam labai svarbus ir pačiam šeimininkui labai svarbus momentas, per kiekgi atvažiuoja gaisrininkai. Tai pirmiausia, tu turi pasižiūrėti, kurgi yra ta gaisrinė. Tai nepaslaptis, tai vieši objektai kiekvienam mieste ir maždaug pasiplanuoti, per kiek laiko gavęs informaciją atvažiuos pirmas padalinys, kokios reagavimo reakcijos laikas reiškia. Tai belaukdamas ugniagesių, namo šeimininkas Vytautas Žemaitėlis net kelis kartus leidosi į degančią pirtį įrengtą namo rūsyje. Duris atidariau taip, nieko net nesijautė, net nesimatė. Atidariau duris ir jaučiu toks trauka kažkokia tokia per kojas eina. Ir čia liepsna, liupteli. Tačiau šeimininkas greitai suprato, kad nepajėgs kovoti su įsisiautėjusia ugnimi. Įbėgau, įtraukiau, galvoju, viso šakės, jeigu įeisiu, tai bus negerai. Ir nors ugniagesiai buvo jau visai netoli, namo gyventojai išsigando dar labiau. Laukiam, baisu, tikrai baisu. Nors gaisrininkai iš tikrųjų labai greit atvažiavo, kaip iki mūsų čia. Bet kai stovi ir laukia, tai atrodo, kad visam žinybė. Važiuojant į Vinciūniškių sodų bendrėje mes pamatėm dūmus pamatėm. Ir ten šiaip tas namas buvo netoli pagrindinės gatvės. Tai mūsų nieks nepasitiko, mes davažiavom patys. Buvo gerai, kad šeimininkai, ta prasme, visi išbėgo patys iš namų. Ir ta prasme buvo dar gerai, kad šeimininkas pats pasitiko mūsų ir viską paaiškino, kur degimas, ar yra žmonių namuose, ar nėra, kad visi šeima laukia stovi viskas. Situaciją sunkino tai, kad namas buvo visiškai paskendęs dūmų kamuoliuose. Laimiai pats namo šeimininkas tapo kelrodė žvaigždė ir suteikė itin vertingos informacijos ugniagesiams. Sako, kaip jie pakliūti artimiausi. Tai aš jam paaiškinau, sakau, nusileipsi laiptais, reiškia, praeisi 2-3 metrus, pasuki į kairę, žingsnį darai, o po to vėl į dešinę durys ir pamatysi viską. Ugniagesiai į uždūmintas patalpas leidosi su kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis. Naudodami suspausto oro balionus ir kvėpavimo aparatus, jie vidutiniškai gali dirbti apie 20 minučių. Einant į patalpą, specialioje elektroninėje lentoje užprogramuojama, kiek žmonių eina ir kada jie turi sugrįžti. Kadangi tokiais atvejais dažnai tenka dirbti tamsoje apgraibomis, ugniagesiai atsiduria ekstremalioje aplinkoje ir gali lengvai prarasti orientaciją. Tuomet gaisrinė žarna, kurią jie tempėsi su savimi, yra vienintelis kelrodis padedantis saugiai grįžti atgal. Po kurio laiko skyrininkas į uždūmintą rūsį nusprendė siųsti pastiprinimą. Antrai grandžiai buvo duota užduotis padaryti žvalgybą tolimesniuose kambariuose
rūsio kambariuose, kad nepersimestų liepsna į pirmo aukšto namą. Gesinimo operacija Rūsyje baigėsi sėkmingai. Nors pirtis ir gerokai apsvilo, bet namas buvo išgelbėtas. Žmonės nenukentėjo. Tačiau ugniagesiai sako, kad kiekviena pirtis kada nors degs, jei jos šeimininkai nesilaikys statybos ir priešgaisrinių reikalavimų. Projektuotojai kaip taisyklė suprojektuoja taip, kaip ir reikia. Statybos eigoje atsiranda gudročių, kad pasako, sutaupykime mes čia ant to, čia mums gegdė nepatogiai, gal priglauskim prie kamino ir panašiai. Ir tas, kas užsako visą tą statybą, jis turėtų žinot, kad negali šitoj vietoj taupyti. Negali pasitraukti nuo projekto, ypač sakau, kaip ir saugumo elementai. Dizainas, ten vėlgi, erdvių planavimai, apšvietimai, tu gali žaisti kaip nori. Bet jeigu suplanuoti atstumai nuo šildymo sistemos tokie, jie turi būti išlaikyti. Jeigu suplanuota elektros instaliacija ten su tokiom apsaugom, jos ir turi būti sudėtos. Dažniausiai pasitaikančios pirčių gaisrų priežastys – pažeistos krosnių ir dūmtraukių įrengimo bei eksploatavimo taisyklės. Viskas prasidėjo, aš tai kaip suprantu, nuo šito vamzdžio. Čia yra kūrinį pečių, jis šyla ir jame susidarė sodžiai, įsikaito iki kritinės temperatūros, o čia buvo visur, dailylentėm buvo visur apkalta. Vėliau Vytautas prasitarė, kad kaip tik ruošiasi išvalyti suodžius, bet nespėjo. Reikia stengtis dūmtraukius, būtinai valyti, gilzuoti. Irgi reikia. Nėra tarpų tarp plytų ir ta ugnis nepakliūna ten, kur jai nereikia. Nenorit, pamatysit tokį rezultatą. Kasmet reikėtų išvalyti dūmtraukius. Ir to pakanks, kad užsidegę suodžiai įkaitina dūmtraukio sienelės ir jau nuo jų įkaista užsidega mediena. Kadangi artėja didysis šašlykų kepimo ir pirties malonumų sezonas, kartu su jau matyta valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorė atliksime reidą keliose sostinės pirtyse ir papasakosime jums, kaip juose išvengti pavojingų ugnies liežuvių. Gaisrus pirtyse lemia pagrindiniai 4 faktoriai. Netinkamai įrengtos krosnis ir dūmtraukiai. Antras labai svarbus faktorius – netinkamai prižiūrimos krosnis ir dūmtraukiai. Trečiasis būtų faktorius – elektros instaliacija. Tas ketvirtasis – tai būtų žmogiškasis faktorius, tai neatsargus elgesys, paliekamos besikūrenančios ar perkaitintos pirtis. Pasižiūrėkim, kaip yra įrengta kieto kuro krosnis. Pakuros durelės yra sandarios, tikrai priekaištų nėra. Prieš pakuros dureles turi būti įrengtas nedegios medžiagos plotas. Prie krosnies malkas ir kitas degias medžiagas galima laikyti ne arčiau kaip 1 metro atstumu. Visai greta yra pastatyta spintelė, tai vien įrengimo reikalavimai yra nuo kieto kuro krosnių ir nuo dūmtraukių, kad būtų išlaikyti atstumai nemažesni 38 cm. Inspektorė užėjo ir į priepirtį ir atkreipė dėmesį į netvarkingą elektros instaliaciją. Pirmiausia, aišku, žvilgsnis kliūna už netinkamai įrengtos elektros instaliacijos. Tai turime apšvietimo lemputę be gaubto. Įėjus į kaitinimosi patalpą pirties matome įrengtą krosnį. Dūmtraukiam reikalavimai yra tokie pagrindiniai, tai atstumai išlaikyti iki degių pastato konstrukcijų. Iki stogo konstrukcijų ir perdangos turėtų būti 25 cm izoliuoti nedegiomis medžiagomis. Ko negaliu, sakysim, vėlgi vizualiai apžiūrėti, tai kas yra po šitą skardą. Tai būtų degi konstrukcija, sakysim, medinė pertvara arba ten tegul bus ir gipso kartono pertvara sumontuota ant medinių laikančių konstrukcijų. Tada nepakaktų vien lakšto, metalo lakšto. Tokiu atveju reiktų įrengti akmens vatos ar kitos nedegios izoliacinės medžiagos sluoksnį. Kiek yra per mažas atstumas, jau taip net nematuojant, bet vizualiai žiūrint nuo būtent krosnės iki degių konstrukcijų jau apdailos. Šitas atstumas turėtų būti ne mažiau kaip 38 cm. Ir pabaigai. Dar 3 trumpi patarimai. Kaip teisingai įrengti pirtis. Tik šį kartą ne apie ugnį, bet kaip patirti daugiau malonumo, kaitinantis ir vanojantis.
Pirtis turi būti tik gulima, nes turi atsigulti, atsipalaiduoti, pirty turi ilsėtis. Kaip sako, pirty praleistas laikas prailgint gyvenimą, atsisėdęs tavo kojos nekabėtų, o tu normaliai remtumės, jeigu sėdi. Būnant ant viršutinio gulto aukštis vėlgi vertinamas toks, kad pasiėmęs vantą, tu vanodamasis nekliūni su vanta per lubas. O tikru pirties fanu tampama tuomet, kai iki 80 laipsnių įkaitusioje garinėje pirtyje per šalta, o 18 laipsnių vandenyje per karšta. Per 5 metus Lietuvoje supleškėjo per 900 pirčių. Pernai sudegė 142, o šiemet jau 50. Kad pirties malonumai netaptų dideliais nemalonumais su svilėsių kvapu, įsirenkite pirtyse dūmų detektorius, kurie savo šaižiu cypimu praneša apie kilusį pavojų pirtyje sėdintiems žmonėms ir aplinkiniams. Na, o dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Kaip dainininkė Karina Krysko pateko į ugnies spąstus savo automobilyje? Viskas automatika mašina ir užsitrenkė ir bagažinė. Bagažiniai buvo gesintuvas. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Dažniausiai visi galvoja, kad dega tik kitų žmonių automobiliai. Taip manė ir dainininkė Karina Krysko skambinė, kol pati su savo vyru ir vaiku nepateko į liepsnojančios ugnies spąstus. Tokiais momentais visi žmonės galvoja, kur yra mano gesintuvas ir ką daryti, kad užgesinti ir išgelbėti automobilį. Dainininkė Karina Krysko skambinė manė, kad turėjo tiesiog idealų automobilį, kuris per 7 metus nesukėlė jokių problemų ir buvo tapęs beveik šeimos nariu. 2001 metų buvo Mercedes CLK. Labai aš ją mylėjau. Jis man labai ilgai tarnavo ir labai daug įvairių ir prisiminimų, ir kelionių, ir visko. Ir mašina man buvo antri namai. Tai aš netgi ją taip kažkaip... Taip negalima daryti, aišku, bet aš su ją kaip su gyvų daiktų kartais elgiausi. Ir pasišnekėdavau, ir pagirdavau, ir pasidžiaugdavau, kad aš turiu ją. Tačiau geroji Karinos mašinytė, dainininkai grįžtant namo iš koncerto, netikėtai paskleidė dūmų smarvę. Grįžinėjom namo ir mašinai buvo visa šeima, aš už vairo, Saulius šalia, o gale mano vaikas Majus ir Sauliaus mama. Tai va, ta mašina 2 durų. Ir kažkaip tiesiog, važiuojant, bet ačiū Dievui, visai netoli namų, pradėjo į saloną eiti dūmai. Tai jau iš karto tai kažkaip reiškia, kad kažkas negerai, nes jų buvo tikrai labai daug. Kiekvieną savaitę Lietuvoje sudega nuo 2 iki 7 automobilių. Taigi, galim pasakyti, kad kiekvieną dieną mes turime po vieną sudegusį automobilį. Noriu pasakyti, kad pirmiausia, jūs turėtumėte patys norėti apsaugoti savo automobilį. Nes pagrindinės gaisrų priežastys yra netvarkinga elektros instaliacija arba netvarkinga kuro sistema. Jeigu jūsų automobiliui 10 metų ir daugiau, jeigu automobilis yra patyręs avariją ir jo kėbulas buvo, jo geometrija buvo taisyta, kreipkitės į elektrikos meistrus, kurie patikrintų, ar nėra kur nors elektros nuotėkio jūsų automobilyje. Tai apsaugos automobilį nuo gaisro. Kitas dalykas, jeigu ant variklio mes matome tepalų dėmes, mes jaučiame kuro kvapą, tai yra požymis, kad yra nesandari kuro sistema. Tai antroji priežastis, dėl ko kyla gaisrai. Užuodę dūmus, Karina ir jos keleiviai pasistengė kuo skubiau iššokti iš automobilio. Išlipom, aišku, tie, kas gale sėdėjo, irgi visus ištraukėm ir Saulius iš karto išėmė atsegęs Majų. Jau ten apie kėdutės net negalvojom nieko. Nubėgom toliau nuo tos mašinos, nes jau matėsi, netgi pradėjo ugnis lysti iš tos bagažinės ir kvietėm gaisrinę. Ir aišku, pravažiavo žmonės irgi šalia pro šalį, irgi bandė padėti, davė tą gesintuvą, bet nebuvo ką gesinti, nes viskas iš bagažinės ir ten tiesiog jau ėjo ta ugnis į saloną. Atminkite, automobilis gali sudegti per 6-10 minučių. Tai yra labai trumpas laiko tarpas. Pirmiausia, sustabdykite automobilį kelkraštyje
išjunkite degimą, bet neištraukite raktelio, neužblokuokite vairo. Antra, įjunkite pavarą arba, jeigu yra automatinė dėžė, pastatykite pavarų perjungimo svirtį į padėtį parking. Trečia, užtraukite rankinį stabdį. Labai svarbu yra laiku iškviesti ugniagesius gelbėtojus. Skambinkite telefonu 112 į bendrąjį pagalbos centrą ir praneškite, kas įvyko ir kur įvyko. Tik po to pradėkite gaisro gesinimą. Jeigu jums pasiseks užgesinti gaisrą, automobilį savo užgesinti, dar kartą paskambinę telefonu 112, jūs pranešite, kad sėkmingai užgesinote gaisrą ir pagalbos jums nebereikia. Gesinti automobilio Karina ir jos keleiviai negalėjo dėl, galima sakyti, banalios ir neretai pasitaikančios priežasties. Jie tiesiog negalėjo pasiekti gesintuvo. Supratom, kad iš bagažinės ir prasidėjo visa ugnis, nes greičiausiai bagažiniai yra tame modelyje, būtent tos mašinos yra akumuliatorius ir greičiausiai įvyko trumpasis sujungimas gal ir užsilepsnojo kažkas tai. O viskas automatika mašina ir užsitrenkė ir bagažinė. Bagažiniai buvo gesintuvas, kurio mes irgi negalėjom ištraukti ir viskas. Oi, Karina. Jeigu gesintuvas būtų salone, irgi klausimas, ar tai pagelbėtų, nes aišku, iš tikrųjų galima būtų iš vidaus ten sėdinę pas mane irgi atsilengia, bet tuo momentu, kai ten tie dūmai kaupėsi ir tiesiog baisu yra irgi taip, nežinau, Saulius, aš tai neleisčiau jam eiti, lysti į vidų, kai ten jau viskas liepsnoja ir neaišku, kas ten darosi. Jeigu dega variklio skyrius, atminkite, atidarę kapotą, mes sudarysime trauką ir didelė ugnis neleis jums prieiti ir efektyviai gesinti. Pirmiausia, patraukite rankenėlę tam, kad atidaryti kapotą, kad jis truputį pasikeltų. Tokio tarpelio pilnai užtenka, kad mes galėtumėme į vidų iš vienos ir iš kitos pusės įpurkšti gesinamą medžiagą, konkrečiai miltelius, 1-2 sekundės iš vienos ir iš kitos pusės. Tada pas mus pagrindinė liepsna variklio skyriuje bus užgesinta ir mes galėsime jau pilnai atidaryti kapotą ir užbaigti gesinimą atskirų židinių, kurie liko degti variklį. Karinos mašina degė kaip filme. Liepsnos šoko per kelis metrus. Aišku, jausmas, kai tu matai tą degančią mašiną, šiaip ugnį, aš tokios ugnies nesu mačiusi taip iš arti ir kad tai būtų susijęs su manim. Tokio atveju nebuvo ir nežinau, man net ašaros tiesiog virėjo, man norėjusi verkti tuo momentu, nes aišku, pirmiausia galvoju apie tai, kad ačiū Dievui, kad mes iššokom, mes spėjom išeiti, išvysti iš tos mašinos ir nieko mums neatsitiko. Ir aišku, kol atvažiavo mūsų gaisrinė, bet ačiū Dievui, kad atvažiavo, tai jau buvo viskas sudegę, visiškai, visas salonas, viskas buvo juoda. Jeigu dega automobilio ratas, atminkite, negalima stovėti priešais ratą. Rato šoninė pusė yra pati silpniausia. Būtent čianais ratas ir sprogs, kadangi viduje yra 2 atmosferos, karšto oro ir ugnies pliūpsnis, kai jūs stovėsite priešais automobilį. Eis tiesiai į jūs. Gesinant ratą reikia stovėti iš šono, arba iš vieno, arba iš kito ir gesinti ratą. Atminkite, guma degdama lydosi ir užgesinus ugnį ugnies gesintuvu galimas pakartotinis susiliepsnojimas, todėl būkite pasiruošę dar kartą užgesinti. Užgesinus gaisrą, pasižiūrėkite, ar ugnis nenuėjo į automobilio vidų. O kodėl vidury baltos dienos užsiliepsnojo Karinos automobilis? Aš nežinau, dėl ko taip atsitiko. O tiesiog taip paaiškino, jau kalbėjo gaisrininkai ir sakė, kad tiesiog greičiausiai trumpas sujungimas akumuliatoriaus. Dainininkė mano, kad jei jos mašinoje būtų buvusi įrengta dujinė įranga, gaisras galėjo baigtis ir blogiau. Jeigu dujos būtų, tai aš manau, kad aš esu girdėjus, kad būtent ir gali ir sprogti. Jeigu dega automobilis su dujinė įranga, atminkite, kad būtina išjungti degimą. Nes išjungus degimą yra uždaromi vožtuvai, kurie yra magistralėje. 1 ir 2 vožtuvai yra uždaromi ir dujų tiekimas į tolesnę dujinę sistemą yra uždaromas. Ir nepamirškite užsukti dujų balioną. Tai yra minimalios saugos priemonės, kurios reikalingos tam, kad apsaugoti jūsų automobilį nuo sprogimo.
Bet jeigu ugnyje yra pats dujų balionas, tai yra dega automobilio galas, jūs turite 3-4 minutės atsitraukti nuo automobilio, nes dujų balionas sprogs. Svarbu prisiminti, kad automobiliams su dujinė įranga draudžiama įvažiuoti į požeminės stovėjimo aikšteles. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje transporto priemonėse kilo 6330 gaisrų. Peršasi išvada, kad be gesintuvo mašinoje važinėti tikrai nevertėtų. Pagal naujausius reikalavimus automobilyje privalu turėti 2 litrų talpos gesintuvą arba 2 po 1 litrą. Be to, reguliariai reikia atlikti ne tik automobilio, bet ir gesintuvo techninę apžiūrą. Ir svarbiausia, laikyti jį lengvai pasiekiamoje vietoje – mašinos salone. Jokių būdų ne bagažinėje, nes ten sunku jį greitai pasiekti kilus gaisrui. Karina, parodyk, kur yra tavo gesintuvas. Kažkur čia turėtų būti. Turėtų būti, bet aš dabar neatidarysiu jo, žinau. Neatidarysiu. Yra ten. Oi, Karina, negi patirtas gaisras nieko neišmokė. Va jisai kur. Tai va, aš pasimokiau, va, matot? Iš karto įdėjo man čia. Ugniagesiai, gelbėtojai. Degančio automobilio likimas dažniausiai priklauso nuo to, kaip greitai atvyks ugniagesiai. Taigi vos tik pajutę dūmų kvapą savo automobilio viduje, nedelsdami skambinkite bendrųjų pagalbos numeriu 112. Šį vakarą tiek. Gero jums savaitgalio, saugokite save ir savo artimus. Jeigu bėda, skambinkite 112. Sudie.